Labas rytas. Labas rytas. Vėl tęsėme savo pamąstymus, padrąsinimus. Ir šiandien pradėsiu nuo skaitimų. Skaitysime eilutę iš Patarlių 19 skyriaus, 23 eilutė. Jis sako, viešpaties baimė teikia gyvenimą. Kas ją turi, tas yra patenkintas. Nelaimė jo nepalies. Dar kartą paskaitysiu. Viešpaties baimė teikia gyvenimą. Kas ją turi, tą baimę viešpaties, tas yra patenkintas. Nelaimė jo nepalies. Vienoje eilutėje tiek daug sudėta dalykų. Ir visų pirma, į ką čia aš atkreipiu dėmesį, tai kad jeigu aš turiu viešpaties baimę, būtent viešpaties baimę, pagarbiai bijau viešpaties, jis man teikia gyvenimą. Reiškia, aš turiu visą gyvenimo apstybę iš jo. Ir jeigu aš turiu tą gyvenimą, va toliau sako, aš esu patenkinta. Įsivaizduoji, jeigu aš iš tikrųjų turiu viešpaties duotą gyvenimą, tai turi matytis iš to, kad aš esu patenkinta. O kai aš patenkinta, ką aš darau? Aš dėkoju, aš džiaugiuosi, taip, aš gėriuosi ir aš nieko nebijau. Ir toliau trečia dalis šitos eilutės, nelaimė jo nepalies. Koks nuostabus pažadas. Nelaimė jo nepalies. Vadinasi, man nebereikia bijoti nelaimių. Ir dabar mes galim pagalvoti, tai kaip čia dabar yra, o tiek daug nelaimių atsitinka. Bet aš galvoju, kad čia reiškia, kad, nes ir mūsų gyvenime yra atsitikę daug nemalonių dalykų ir tokių, kur tikrai gali pavadinti nelaimę, ar ne? Kai, pavyzdžiui, sūnus patenka į avariją, ar ten kažkas susižeidė labai, ar prarandi artimą žmogų, tai yra nelaimė. Ir aš suprantu šitą dalyką, kad manęs nepalies, tai mano dvasinio žmogaus nepalies. Nes mano dvasinis žmogus, jis yra atnaujintas, jis yra atpirktas, jis yra stiprus, nes mano dvasia dabar yra ta pati kaip ir mūsų Dievo, Jėzaus Kristaus dvasia. Ir jokia nelaimė nebesugebės triuškinti, sunaikinti, sužeisti mano vidinio šito dvasinio žmogaus. Taip, iš išorės aš galbūt galiu kažką prarasti, ar materialaus, ar žmogų kokį artimą, taip. Ir kai žiūrim į pasaulį, matom, kad daugelis žmonių, kurie nežino Dievo, nežino jo meilės, jo gailestingumo, jo džiaugsmo, jo amžino gyvenimo pažado neturi. Jie dažnai būna sutriuškinti. Jie selvartauja 5 ir 10 metų ir 20 metų. Jie būna paliesti šitų nelaimių. Jų dvasinis žmogus yra sutriuškintas, nes jis nėra sustiprintas Dievo dvasia. Kokios tavo mintys, Edmundai? Kristina, tai labai stiprus žodis. Tai yra tiesiog pamatas. Jeigu mes suvokiam, kad nepaliečia tos nelaimės, jos mūsų ir nepaliečia, aš lieku stiprus. Taip. Nes jeigu žmogus galvoja, jis skaito tą eilutę, nelaimė jo nepalies ir atsitinka kažkokia nelaimė ir jis sako, tai kaip dabar? Ir sako, aš nebetikiu Dievu. Ir tikrai žinom tokių žmonių ir tokių atsitikimų tikrai daug. Taip, ir sako, aš nebeisiu į bažnyčią, Taip. Nes va, atsitiko nelaimė. Taip. Tai kur Dievas, tai koks čia Dievas, tai kaip jis čia mane myli, ar ne, bet tokie būna kaltinimai Dievui. Ir nelaimė jį paliečia, o jeigu tikinti žmogus, va ta nelaimė jo nepaliečia, jo nesutriuškina. Taip, jisai žino, kaip ta kita eilutė yra, kad teisiajam viskas išeina į naudą, taip, viskas reiškia, ar atsitinka geri dalykai ar blogi, bet teisiam žmogui, Dievą bijančiam žmogui, viskas išeina galų gale gera būna pabaiga.
Va, ir čia tikrai labai svarbu atsirinkti, negalvoti, vat, kad, o dabar jau man niekada nei pinigų netruks, nei niekas nemirs iš mano artimųjų, nei niekur nesusižeisiu, nei niekada nesusirgsiu. Nu, nebus šitaip, nes mes fiziniai žmonės gyvenam fiziniai aplinkoj. Ir daug dalykų priklauso ne tik nuo mūsų, bet nuo visko, kas yra aplink mus. Taip, kad bus dalykų nemalonių mūsų kūnui. Bet mūsų dvasinio vidinio žmogaus, dar kartą pabrėžti noriu, jie nepalies. Jeigu išstovėsime, pasiliksime Dievo artume. Tada žiūriu į tą rašto vietą, kur sako, niekas neatskirs mūsų nuo Dievo meilės. Net mirtis mūsų neatskirs Dievo meilės. Va, reiškia, tai kaip dabar mes nebemirsim, kūniškai mirsim, bet tai neatskiria mūsų nuo Dievo meilės. Taip, taip. Nuostabu, ačiū Kristina, tikrai labai gera buvo klausyti. Ir tikiuosi, jums visiems buvo gera klausyti ir jūs gavote tiesiog pamatą. Ir gal pabaigai aš dar kartą ją paskaitysiu, kad tiesiog žmonės dar kartą įdėmiai paklausytų. Viešpaties baimė teikia gyvenimą. Kas ją turi, tas yra patenkintas. Nelaimė jo nepalies. Ir tiesiog meldžiamės ir linkime kiekvienam klausytojui, kad tvirtai atsistotumėt Dieve, tvirtai atsistotumėt ant Kristaus pamato, kad jokia nelaimė, kokios audros bepraūžtų, nepaliestų jūsų vidinio dvasinio žmogaus, kad išliktumėte stiprūs, drąsūs ir nieko nebijotumėt. Taip, būkite palaiminti ir būtinai pasidalinkit šitą laidelę su kitais. Labai geras žodis. Ir iki rytojaus. Iki rytojaus.